Labadiena, gerbėmieji kolegos, sveiki atvykę į... Nes šis karštas bičias. Kągi, hebrytė, antroji tobulo mačo apžvalga, tikrai žinokit, užsikabinau ir tikrai laukiau šiandienos, kad galėčiau pažiūrėti, sumontuoti ir parodyti jums. Kas nenorit laukti ir esat nekantrus, tai visą tai galite padaryti per GO3 televiziją, galite ten pamatyti visus epizodus. Jeigu kas neturite GO3 televizijos, nepamirškite pasinaudoti mano kodu 30BEN ir Flana TV Plus filmai gausite su 30% nuolaida pirmus 3 mėnesius. Noriu pasidžiaugti, man džiaugsminga labai, jums gal ne tiek džiaugsminga. Tikiuosi, kad patiks ir po to, kai pamatysit šitą dabar dalyką, ką parodysiu, turėsiu dovanų ir jums. Nustok sapnuoti. Jei naktį išalkai, užsuk į KFC. KFC mandarinas drive-thru Vilniuje dirba iki vėlos vakaro, savaitgalis per visą naktį. Taip, ponės ir ponai, tai buvo reklama, o man yra džiugu dėl to, kad po šitiekos metų darbo pagaliau direktorius uždirba pinigus. Pagaliau nebereikės prašyti iš mamos, iš tėtės. Na, mano mėlyje barsukai, kaip jau supratote, šiandienos partneriai yra restoranas KFC ir mes su jais nusprendėme jums padovanoti dovanų, kadangi jūs jau žiūrėjote taip įdėmiai mano sukurtą reklamą, tiksliau šedevras ten yra visiškai mano kūrinys, kuris tikrai Kanų liūto reklamose paimtų pirmą vietą, tai noriu jums padovanoti 2 po 50, bet ne čierkas, o 2 po 50 kuponus ir 2 laimingieji galės nueiti pavalgyti į KFC. Ne vienu kartu reikės išleisti, galėsite per kelis kartus išleisti, prisivalgyti iki soties. Blemba, žinot, iš tikrųjų, ką aš pagalvojau, 2 visai mažai šiaip. Aš turiu pats, čia yra mano kuponai, 100 euriukų aš turiu pats pravalgyti ten. Pizdu, žinokit, hebra, padarom taip. Dedu aš iš savęs, pidisoką, man tikrai negaila. Turime nebe 2, o va, 3 krūveles kuponų. Tai reiškia, kad 3 laimingieji
galės laimėti po 50 eurukų apsilankymą ir prisivalgymą KFC. Ką reikia daryti, tai reikėtų pakomentuoti tiesiog po video, ką jūs ir taip labai sėkmingai darot po kiekvieno video. Galite komentuoti apie patį epizodą, galite komentuoti apie tai, ką mėgstat valgyti KFC restorane, galite ką nori tą pakomentuoti. Ir visiškai atsitiktiniu būdu, kitą antradienį mes išrinksim nugalėtoją ir padovanosime 3 laimingiesiems po 50. Visiems tiems, kas dalyvaus, linkiu sėkmės, nes šansas laimėti tikrai yra. Nu, o dabar, ponios ir ponai, tobulas mačas. Tobulo mačo sodyboje santykiai įsisuko kaip karuselė. Nors merginos dar neišreiškė savo lemiamos valios pirmajame pasirinkime, jausmai tarp dalyvių nenumaldomai auga. O, mano mėgstamiausias Ernestėlis. Man čia Ernestas beje komentuoja po video visada. Kelis komentarus prašė. Sakė, kad net 30% komentatorių jaučia jam nedrįstumėt į akis pasakyti tai, ką parašot komentaruose po mano YouTube video. Tai linkėjimai Ernestui ir linkėjimai visiems komentatoriam, nes kaip Ernestas jis išvadino bailiukais. Mažais bailiukais. Auga lapių slėnyje ne tik susižavėjimas, bet ir pykčiai. Kaip kitaip. Jie iš vis mėgoja. Mes draugai, būkit draugai. Padėk man, jis sum. Ne. Nu, jeigu mane mečinsi, šiandien išneši. Mečinsiu. Nešam iš čia. Bet tai mane tada mečini. Davai, nešam iš čia. Pirmas vaibas buvo su jam. Ir faktas, dėl jo stengsiuosi iki pat galo. Antrą dieną žmogus laida ir stengiuosi ir stengsiuosi. Come on, arba darau viską, kas tik išeitų, kad mane pasirinktų, arba ne. Kur tu įneši? Jisai sugrįž. Jis kaip bumerangas. Šitas varkas vienas. Autoritetas grįžta atgal. Žinok, aš tau dar kartą pasakau. Taip šnekėsi toliau, tikrai, žinok, būsi su mėlyna akim. Girdėjai? Va tokį. Nu, nachui. Jeigu man patinka, tai aš nebijau taip plonų ledu vaikščioti. Aš manau, kad jai tiesiog patinka toks stilius ir jai patinka, kai yra, ir pati tą sakė, kad patinka, kai yra truputį sudėtingiau negu tiesiog paprastai. Ble, šiaip, kurva, dar ir paskirti. Mane taip tampytų tas Ernestas. Nu, tikrai užvairuočiau vien. Nepanežys, bet galvo galaučiau visą mokai. Toks, aš sakysiu, ne iš šau, bet čia. Bet man su tavim gaibelis šiaip geras. Na. Nu, to prasme, šiaip mielą žmogus esi. Kur? Kiek mes čia žiūrim laiko? 3 minutės? Jis mane užpisa jau. Blem, bet kaip tiesiog dar šiaip... Kaip tokio įkyrumų žmogum būti? Beje, man rašė dalyviai, didžioji dalis dalyvių šiaip žiūri šitą apžvalgą ir žiūri save dar kartelį ir pasijuokia kartu, tai linkėjimai visiems dalyviams irgi, kurie žiūri. Ne tik Ernestui, bet rašė, kad tipo, Ernestas tiesiog jisai per valandą pakeičia 10 asmenybių. Ten sakė, su juo buvo visiems pizdas, progos, smegenys. Neatsipiso nuo tos vargšys. Jinai nori tiesiog indų žmogus ramiai išplauti. Ernestas jau brėžia tą sparną savo. Ačiū. Tu irgi neblogas. Blogas? Neblogas. Kaip blaivas, ne? Kaip... Va. Žinau, kaip faina, kai pats pabaigė sakinį. Aš matau, kad čia gali man pavykti. Ir dėliausi kovoju, bet tam, kad pasakau, ne, kad kažkas kitas fainas, tuo pačiu bandau parodyti savo mylumą, fainumą, gražumą ir visą kitą, kad okei, jei dzin toks būtų. Ai, čia tipo jo tokia technika, taktika. Neveikia, seniai. Tikrai neveikia, ble, tau. Aš tau sakau, žinau, kur aš tau tikrai pisiu į akį. Žinau, kad aš iš tikrųjų nemėgėjau keistis, bet, mėgėjau tai. Bet žinok, man nesunku išprovokuoti, tu jau antrą dieną tai darai. Dar kartą bandau parodyti savo mylumą, fainumą, gražumą ir visą kitą, kad okei, jei dzin toks būtų. Tau dzin tam. Aš tau sakau, žinau, kur aš tau tikrai pisiu į akį. Aš tau sako, kurva, žinai, aš tau tikrai pisiu akį. Žinau, kad aš iš tikrųjų nemėgėjau keistis, bet, mėgėjau tai. Bet žinok, man nesunku išprovokuoti, tu jau antrą dieną tai darai. Paerzinu ir jai tas labai patinka. Koks tavo?
Taip yra. Mano? Aš neturiu taip. Neturiu taip, visiškai. Man gali... Kažkoks kriterijus turi būti, nes... Būtent ką klausiu. Akis, nežinau, figūra. Man patinka aukštas. Nosis. Aukštas. Man turi nebūti mažytė. Mažytė nosis. Kad tos rankos tvirtesnis būtų. Jeigu, bus sportuojantis, tai pasakėjai, žinai. Man svarbiausia įprotis. Yra. Noriu, kad akademinė sluoksnė būtų gautusi, kad išsilavinimas ir taip toliau. Ir turi būti tiksliai. Išsilavinęs akademinio sluoksnio. Blema, šiaip realiai Monikos tie kriterijai ir reikalavimai tikrai nėra žemi. Jokie humanitaras. Ne. Nes... Ne, Neturite tokį tikslą gyvenimą, kuris siekti. Realiai? Ne, tai šitas Arnas yra tobulas tada, jei mečas. Knygas rašau, žinai, bet aš rašytojus nenorėčiau. Nerašytas. Vis dėlto yra tų, kuriems svyla padai. Jau tuoj merginos turės pasirinkti. Blema, ką šitas, jisai pripratęs kaip furistas dienom miego. Bičas pučia į akį, tiesiog nieks kažkaip su juo nebūna. Jis bandė gitaną kartą šitą glostyti. Kuo jaučia tobulą mačą, tad du vaikinai šįsyk liks už borto. Tiesa, neilgam, iki kito merginų pasirinkimo. Vis dėlto Ernestas jaučia, kad padai svyla ne kam kitam, o būtent jam. Tai tikrai, strategija – bandyti eiti per visas, kaipgi kitaip. Galiu pasakyti, su jo paprikolinai, su Portugalu užtenka to. Jau čia viskas. Dabar jau mano bus. Sučiupo mane. Nelies manęs, gerai, gausiu iš kojas. Kur? Tada. Turiu tos kantrybės ir nėra, kad aš ten nebegalėčiau su juo būti gyventi, viskas yra gerai, bet drumsti tą ramybę, tai vat kartais tokie, nežinau, truputį nervina, bando visai kaip galėdamas išlikti čia. Jūs šiandien labai atsargiai žiūrėkit, ką renkitės. Ką tik tu čia? Tokį namioką numetė, tipo, rinkitės mane. Jisai yra šiaip Oi, mergaitė, jums iškristai papą iš tos langotos staltiesės atsargiai. Kaip jinai čia apsirengus šiaip pažiūrėti nori biškį? Įdomiai. Bet įkyrus. Man jau pradėjo įkyrėti. Aš šiandien tu poros susirasti iš tikrųjų. Tai čia visiems, nu ta prasme... Bet šiaip Santa pochą norėčiau patvarkyti. Ką gerai papaitam. Tai be abejo, tu prasme pas jos krūtinę visi suprantam, kad gera. Bet šiaip Santa pochui, blet, norėčiau patvarkyti. Jebat. Iš tikrųjų. Tai čia visiems, nu ta prasme... Bet šiaip Santa pochą norėčiau patvarkyti. O, Dieve šventas. Ką gerai papaitam. Jo, netvariau, bet šiaip norėčiau. O ne. Pakaltinu. Tai išką. Tu kas, jeigu čia nenorėtum, nenormalus turėtum būti. Tada aš nenormalus, reiškia, gerai. Patvarkyti yra perkelinė prasme. Kokia dar perkeltinė prasme patvarkyti dabar? Nu, tu suka. Ta prasme, sutvarkyti į vidų, iš vidaus sutvarkyti. Čia, kaip suprantu, šiaip šita antra dalis tai apie Ernestą kol kas. Viskas tik apie Ernestą. Tave įsimylėjau. Opa. Jisai geras žaidėjas. Netikiu, kad jisai mane įsimylėjo. Neaiškus yra ir Eimanto bei Gerardo likimai. Ką pasirinks egzotiškoji Santa? Vaikinai jaučia, kad moteris lieka vienintelė jų viltis. Nu, taip, žinai, prie vieną paguliu, tokią energetiką jaučiu, prie kitą, žinai, toks, vat, nu, surinksiu jūsų energiją, tai... Gerai, prašau, aiškingai. Vedėjas, kad visų gražumu. Ačiū. Ta prasme, nepiktybiškai neką. Jaučiu, man toks vienas įsisukara. Kas buvo? Toks viena, ne? Ne, ką žinai, gal viena biškai kitą pusę žiūri. Jeigu visas į priekį, vieną šitą į nosį susisuka. Ar ant to? Tu čia pasidaryk prieš kokį porą dienų. Čia volama, ne?
Man taip patinka didelis blakstienas. Iš kur jisai žino šis terminus, čia volumą, ne? Patinka didelis blakstienas. Pasižiūrėkit, atrodo, tiek dabar atrodo, kad jie bando kurvo vokus kažkas išversti, išplėšti, akys išsprogusius, nes tos blakstienus taip išvirti. Nu, sorry, man nėra nieko baisiau gyvenime tikrai nėra, blėt, už tokias blakstienas. Su žaliapiu reikia per kaktą pervažiuoti, kad nupjautas blakstienas. Nu, ta prasme, kur, nu, nieko nėra blogiau. Aš pati savo turiu, ir man sakė, daug ko tu dėti sakau. Didelės natūraliai? Natūraliai, ne. Bet jos, žinai, taip tiesiai, jam tai sako, jeigu nebent. O su lūpom nieko nesidarė? Ne, aš buvau, bet aš išsileidau viską. Stengiau savo sakyti, kad neturėtų jokių expectationų, kaip sakant. Blemba, jisai kaip fūros. Gal net jau moka tą tokį įvaizdį sudaryti, bet atrodo, kad tas... Kaip fūris, tas tai gerai, pasikaustęs apie... Nu, kaip su artimas grožio industriją. Malonu bendrauti su ją. Nu, šitie viskas aišku. Matas Meda. Irgi gražiai žiūri, žinok. Plėt, man tai atrodo, kad Meda tiesiog žaidžia. Plėin. Sakai? Man atrodo visiškai jai nepatinka. Opa, čia buvo karšta. Tiesiog, tipo, mes kai šnekėjom su ja, tipo, kai trysia dar buvo, tai jinai sako, tipo, tu man labiausiai patinka, tada tvarė mat, sakau, čia va išnės, kas skaičiuota, iškart pas jį. Tiesiai. Ai, Matas dalyvavo, ne viskas įskaičiuota tame šau, kur buvo. Blet, mane kvietė iš tikrųjų dalyvauti, žinokit, vedėja kvietė dalyvauti, ne viskas įskaičiuota. Aš sakiau, nejuokaukit jūs gal geriau. Matui manau, kad jinai patinka, o jinai tiesiog laviruoja. Pasirinko patį geriausią taikinį, kur žino, kad tikrai jisai yra žymus, o ar ten tikra meilė, tai aš labai abejoju. Sodyboje yra ir tvirtų porų, it tvorų iš storiausio plieno. Tiek Medai labai patinka Matas, tiek man patinka Rokas. Kažkaip iš karto suvaibinomės. Nebuvo to tokio, kad kažkas nejauko ar kažkokių minčių. Ką veikėt, kažką rimčiau ar taip pat bučiavotės? Mes jau lūpas nesibučiavom. Kas? Jau lūpas nesibučiavom. Nesibučiavot lūpas? O tai ką veikėt, tai vis sakai, kad kažką veikiai. Tiesiog apsikabinę baldą. Blejau. Blet, žinot, bernai, tai tikrai tą jausmą žinos iš jaunystės, dar kažkokį, kai su pana tipo bučiuojas, bet in tipo nesibučiuoja, lyg ir ten kažką trinės, bet nesitrinė. Ir paskui paryčiais jauti kaip... Vybe galas prilipęs prie... Blet, kaip pramužinės pačiam vyrų buvė. Kaip vybe galas būna prilipęs prie triusikų, nes apsispjaudė ten besitrinant viens į kitą ir nieko negavai vis tiek. Ir tada jauti, kaip atsiklijuoja nuo triusikų. Oi, blet, užuojauta tau. Aš noriu. Nereikia, negaliu taip kažkaip. Negaliu, ne? Ble, čia kočiojo jai svartė. Bet jie pripisė buvo. Suprantu, man patinka pasilaužyti. Ai, tau patinka, kad... Aš turiu pasilaužyti. Kam? Kol vieni džiaugiasi, Monika su Arnu toliau atvirai kalbasi apie svarbiausius jų gyvenimo štrichus. Tiesa, temos ne visada malonios. Bijau namuojant, jeigu taip kalbant. Tai ką nors nevalas, aš nesu. Negyva. Ne, tiesiog atneša, aš pavyzdžiui, mėsos, kai dar visiškai nevalgyt. Bet čia džiaugiu, biški, ne? Dirbu ten prekybos centre su savo panom ir panašiai, su reklamom. Ir taip jis atneša kuprinę su krauju ir ten tipo, bet sakau, kas čia sako, nu ir mėsos gavęs, negavos, ne, ir sako, čia ožką papjovau. Sako, kaime ožką papjovau, tai va tau atnešiau šviežios mėsos. Būna sezonas ir tu šau kiekvieną savaitę, 3 dienas per savaitę, ne? Ir jis visada bus. Visada kampe bus. Aš 4 valandas šoku 3, jis visą laiką bus kampe. O tai šnekėt? Jis taip pats ką? Stotumės, sako, aš niekada nuo tavęs neatstosiu. Kai aš išgirdau, kad Monika persikėtų. Iš vienos pusės nustebęs, iš kitos ne, nes Monika yra tikrai žinomas žmogus, o tas populiarumas, jeigu kažkaip mes su Monika toliau bendrautume, tai manau, mano atžvilgiu tai nebūtų problema. Sakau, negaliu, Monika, aš neatstosiu nuo tavęs. Tai čia jau ligonis visai toks. Aš taip, pavyzdžiui, niekada nesvartau iš tikrųjų šitą. Esu girdėjęs irgi ne iš vienos panos, kur tipo ten persekioja, prilimpa atneš.
Ble, tai tu žinai, kad tave persekiojo jisai. Tu žinai, va, kaip sako Monika, jisai būna kiekvieną kartą, kai aš ten šoku, jisai sėdi kampe. Tai tugi žinai, kad žmogus tave persekiojo. Tai iškvieti policiją. Bičiui baigsis tuo tie sekiojimai. Uždės apykoje, ble, gausi liktinai ir baigsis visi sekiojimai. O paskui paklausiu, tai kodėl tu tada nepasakai policijai? Ai, nu ką, žinau, jisai geras žmogus, tai ką ten dabar tą policiją jam kviesi? Bič. Patik, ta prasme. Net nėra daugiau ką sakyti. Kažkas negerai ir jau taip vyksta 2 metai suėjo prieš kelias dienas. Ir dar 2 metai? 2 fucking metai. Nu tu juokauji, ta prasme, nu... Tokia ta žinomumo kaina, blemba. Nu jo, bet tai būna ir paprastom merginam, kurios galbūt, nu, taigi persikiri paprastas merginas, nes vienas, kuris mane sekiojo, tai aš buvau jau 12 mergina, tai gali būti nutikti bet kuriai merginai, kuri galbūt ten kaip iš vis susiranda tokius bernus, bet kaip pataiko tam. Taigi jauti, kad žmogus dalbajobas, na. Kai priimsite sprendimą, pakvieskite vaikinų žeminin. Jie turės išsirikiuoti prieš jūs ir jūs po vieną turėsite pasakyti argumentą, kodėl ir pasirinkti vaikiną. O ta, vat įdomiausia, ką pasirinks šita vėjo jėgainė. Savo kurvą plakstienam. Nu, vat aš dėl jos tikrai nežinau, ką jinai pasirinks. Nuoširdžiai sakau. Ką šitos pasirinks mergos, tai viskas aišku. Aš tai specialiai rinkčiaus, kad šitos panos, kuriai patinka bern, pochmam. Nu, pani, bet galvoju, ne. Galima bus susimerkti, tai tiesiog taip. Tai gali taip daryti, aišku. Tai akių neiškabink, jeigu užtars. O tau tikrai sunku. Ant kiek blogai? Aišku, kas sunku. Sunku. Jos man, pavyzdžiui, jūs, Gerardas smagiai. Tai gerai, o ką tu jai sakai? Ką tu buvai? Aš manau, kad, Gerardas. Aš tai šiaip manyčiau, kad būtų gudriausia rinktis Gerardą gal, bet tik tai Gerardas, vaikiškiausias viso iš to situacijų toksai, tipo, jaunas bičias, vaikiškas dar toksai labai, tai kaip ir jo, gal tas, Ernestas tai gingdėjo jokiais būdais ne, o mes bičias labai neįdomus. Tai manau, kad Gerardas šiaip būtų variantas šiaip geriausias. Nu, jūs labai fan kartu atrodot. Gerardą tai jau nuo kokteilių maišymo pirmą vakarą taip buvau, taip nusižiūrėjus, tai jau numaniau, ką pasirinksiu, bet rinktis iš 3 yra ką pagalvoti. Priėmiau sprendimą, nes su tuo žmogum buvo viskas kaip ir jau kur smagu ir kažkaip tai viskas aišku. Stojos. Arnelis. Arneli. Tas tai tikrai ne. Arneli. Laimingas buvau vien dėl to, nes pagrindinė nebuvo tokio noro nei su kitom merginom kažkaip ten pradėti, kažką sužinoti daugiau, buvo vien tik ties jie. Bent atsikabino. Žmogų, su kuriuo iškart suvaibinom ir yra matas. Sveikinu, viskas aišku. Kažkoks jauduliukas. Negali jaustis neužtikrintai, bet kai pasirinko, tai tik įrodė, kad Meda tikrai susidomėjus manimi ir nežinau. Aš pasirinkau žmogų, su kuriuo, ko gero, daugiausiai esam prabendravę. Manau, šiek tiek aišku jau yra. Tai yra Rokas. Rokelis. Jaudinuosi dar pasirinks ar nepasirinks. Rokelis su Pirili pasipimpi prie. Gerą, malonu. Šilta. Ai, bet tai lūpas dar nedavė, vis tiek, Rokelį. Nu ką, ponas ir ponai? Visi 3 esat savaip įdomus. Aš labai mėgstu kitokį stilių. Tai Gerardą rinks. Aš renkuosi. Oi, kaip kokį ankle breakerį įpiso, kaip apgavo vargšą furistą. Pažiūrėk, žmogus jau buvo nušvitęs trumpam. Toksai žiūrėt. Žiūrėkit, net pirštus kurva kojos atlenkęs atgal. Net karva. Batų priekį net užžiūrėtis į dangų, kad kurva galvoja įčiups, bet... Ai, blėt galvoja.
ką? Aš manau, kad Santa būtų Ernestą pasirinkus, pavyzdžiui, jeigu po valandos viso susitikimo, bet jisai tiesiog per daug šneka ir tas nepatinka mergino, manau, tiesiog nerimtai jis atrodo, kai jisai labai daug pasakoja visko. Mano pastangų neužteka, tada buvau supykęs, tiesiog supratau, kad reikia man dar daugiau pastangų. Bet kaip kurva Bet ką aš čia stebiuosi, nors kaip nemąstyti, blėt, dar daugiau tavo pastangos turėtų būti nesistengti, seniai. Tavo pastangos visos turėtų būti atsipist nuo visų, ramiai savo būti, galvot, ką kalbi. Dabar jau čia bus, jeigu sakė, kad reikės jam stengtis dar labiau, hebra, tai aš manau, kad jis dar čia pis. Jau likus dviese stovėtai toksai gavas kaip kalimas prie kryžiaus prieš visus toksai panašus jausmas. Prie gėdos lentos atsistoja, sakykim, panašiai taip. Karšis, nu šitas. Tie, kurie nesuras savo tobulo mačo, gausdraugas.lt. Kur? Ir visada iš tos pusės jį filmuoja be to dantuko. Karalis karūną ant sprando nusipiešęs, geriau kurva galėjai karūnėlį įsidėti danties ir užsimaudą. Dantį, plėt. Prasideda pavydo kalbos. Aš jau ir taip žinau, kad aš paliksiu tą intrigantą, nes tarp visų trijų. Taip, kaip pasakė, kad, neiškrisi, ta prasme, tai man taip... Nes nenorėjau nei vieno. Nenorėjau nei vieno, sakė. Gerai, dabar nebūsiu per mielą. Dabar tau tiesiog, žinai, ką sakysiu, dabar eini šalčiu, kad pauž, nupuškai. Tai čia. Aš manau, kad jeigu... Ką jis, aš nebūsiu tau per mielas. Aš galiu pasirinkti ir tave, bet jau dabar tau tai tikrai ne. Tu neturėjau tokios pagarbos jausmo. O šią. Teisingai, labai gerai. Jeigu aš tiek daug pastangų įdedu ir tu prasme manęs negerbi, kodėl aš ją turiu gerbti. Taip, palėdė. Palėdė. No. Šį kartą palėdė. Dabar tau žaidys, ne? Atsiprašau. Žaidys, ne? Kas čia vyksta, ble? Taip, palėdė. Iš papų, pai. Palėdė. No. Šį kartą palėdė. Dabar tau žaidys, ne? Atsiprašau. Žaidys, ne? Netyčia. Ranką dėjo. Tai girdi, galiu kažkai netyčia. Aš manau, kad žmogus turi tam tikrų, kadangi pačios man dabar yra periodas saviugdos ir pamatau kitus žmonės, kai jie turi kažkokių psichologinių problemų ir aš manau, kad čia yra daug problemų, etikos kažkokių elementariausių, nesupratimo, neapsiskaitimo. Tai labai gražu, kai vaikinai parodo savo jausmus, man tai labai drąsu atrodo. Aš esu kažkada verkęs sekmadienį, žinai, po 2 dienų didelių balių, tai kažką neatsimenu, ką aš žiūrėjau. Bet taip susigrūdinu, aš taip nubėgu, pats iš savęs sėkau, tu skystas, Rokas, tas iš skystas. Kiek mes kalbėjom su Roku? Rokelis iš karto žaidžia kozeriais. Pasakė, kad patinka jautrus ir gražu. Rokelis iš karto istoriją ištraukė. Kur? Nu tai jisai bent jau man sakė, kad jis irgi yra ganėtinai jautrus žmogus. Ir tikrai nėra tas vyras, kur toks, aš vyras, aš negaliu verkti. O tai nebuvo, kad pirmoji laidoje jinai sakė, man reikia tokio, vyriško vyro, tokio vyro. Patinka vyriški. Dabar jau, blėt, jai nebereik. Bent jau man sakė, kad jis irgi yra ganėtinai jautrus žmogus. Nu. Ir tikrai nėra tas vyras, kur toks, aš vyras, aš negaliu verkti. Aš norėjau čia ateiti ir aš norėjau tik susikurti tokį personažą, tik žinai, kad aš čia tokį ten tipo, bet bitch, čia karočią man tik pinigai galvoj. Aš norėjau tik dėl įdomumo, žinai. Nu, man neina. Galiausiai atėjo laikas, kai vaikinai ir merginos galės pademonstruoti maudymosi kostiumėlių madas. Lai jų jausmai užverda kaip tobulo mačo kubiliukas. Karštas už tai dabar tu viską išgersi, ne? Linksmybės linksmybėmis, tačiau Ernestas vis dar jaučia nuoskaudą dėl merginų pasirinkimų ir niekam dėl to neduoda ramybės. Žiūrėk, girdi, man tu rūpi, aš tau kavą darau, visą kitą, taip, bam, ir vis tiek mane šauni į šoną. Po metų kokių kitų jinai, sakė,
Tu seniai, kad tu ją kavą darai, tu tiesiog esi tarnas. Aš darau tau kavą, dėl to tu turi su manim draugauti. Bet tada su manim turėtų draugauti pusę kafeino baristų. Tiek čia, jeigu tokiais mėtomis. Nu, ta prasme, ką tu šneki žmogau? Atviminį mes ten buvom tobulom, čia. Garantuoju, tu prasme, kai nes aš vis tiek toliau eisiu. Nes aš vis tiek toliau eisiu, žinai, viešumą, taip toliau būsiu, aš noriu būti viešas. Man Ernestas yra vienintelis žmogus, dėl kurio būtų apšia lengviau iškristų. Įpročiai įpročiais, bet su pagarba moterims Ernestui tikrai reikėtų padirbėti. Aš skęstu, gelbė. Ai, Ernestas, negelbėsiu. Gerai. Aš nieko asmeniškai Ernestų, bet... Ne, tai aš tai net nebūčiau, nes kažkas visos nevalgai, tai burna lygėliu. Ernestai, Aš taim net nebūčiau, nes tu mėsos nevalgai burną neimi. Ponios ir ponai, Ernestas tobulas mačas 2023 metai. Tas furistas šešėlis žmogus, blėt, žiūrėkit, jis jau žiūri, kurią čia autostradą reikės užimti, kai varyti reikės jau su fūru. Tai burna lygėliu. Mes su Meda šiaip kaip esam kaip draugeliai. Nu nesat seniai jūs draugeliai. Toks kartais būna treštokimas vienas ant kito, tiesiog aš matau, kad tai reikia. Pavyzdžiui, iš mano pusės su jie reikia draugo, prasme, tiesiog. Kartais jis mane tikrai užpisa. Labiausiai džiaugtis šį kartą turbūt reiktų Gerardui. Niekas nesitikėjo, kad Santa pasirinks būtent jį. Tačiau vaikino atvirumas gali atsisukti prieš jį patį. Man patinka dvi panos, tipo Meda ir tu. Tipo, šiaip. Bet aš nebuvau pirmatinė. Ne dėl to. Tipo, tiesiog, kad yra dvi, kurios patinka panos. Tu patinki ir Meda. Nu tai ir tu pamatysi. Bet sakiau, kad Meda play-in, o... Nu ir tipo, ir viskas. Tipo, aš galvojau, kad tu su Ernestu, nu taip atrodė iš pat pradžių. Ir tipo, aš su tavim vapščiai tiesiog prikolinau, nes tipo, galvojau, kad nu, nėra šansų. Tiesiog taip atrodė. Ne su Ernestu, Gerardai, o su tavim Santa yra. Džiaugtis akimirką žavinga. O, Kubilas išties įkaito į tikras jausmų vulkanas. Kai esi kubiliukė, yra labai gera emocija. Yra kažkur geriama šalia, tikrai norėjos atsipalaiduoti. Kas gali būti gražiau už bučinį? Žiūrėkit, dabar klausims jums. Nu, pavyzdžiui, man kai laižos prie visų šiaip žmonių ir taip toliau, man lempa yra, atrodo, negi nėra vietos, kur jums pasilaižyti. Man kai viešoje vietoje laižos, kai ėda vienas kitą, dar ypatingai, kai yra žmonių, kurie net nėra tipo porose, nu huine, blėt. Nereik taip daryti, hebra, užsirašykit, nereikia laižytis viešoje vietoje, ypatingai prie svetimų žmonių ir taip toliau. Namie grįšit, atsilaižysit. Austėja, Rokai, ohoho, tai gal jau ir tuos drabužius nusimeskit? Kažkaip pasijaučiau, kad jau galiu, jau noriu, tai dėl to, nežinau, man patiko. Tobulas mačas! Tobulo mačo vakaro tema – Olimpo deivės ir dievai. O ir žaidimų, kas jų visų laukia. Duokit duonos ir žaidimų. Šaukia Romos mine. Atėmė kurvai. Atėmė iš vedėjo skaitymą, atidavė žmogą, kuris moka skaityti normaliai. Šiandien kviečiame jūs visus nusikelti atgal laiku ir tapti tikrais antikos dievais ir deivėmis. Šitą turi slėpti ranką. Tu bananas įdėjai? Žinau. Gali paragauti? Tu aš tai ištiausiu. Jau ištrenuoju. Būtų tikrai malonu, jeigu bananą paragautų, jo. Tikrai patiko, kad taip išsireiškia. Bananus palikime naktį. Žinai, aš ką tau pasakysiu. Tik eurais. Ką sakai? Tai aš tikrai moterų nevadinu taip, bet kadangi mano strategija taip atstumti, tai aš gal ir per daug sau leidau. Tu žinok, iš tikrųjų noriu sakyti. Žiūrėk, aš tau net... Žiūrėk, dar kartą pasakysi, aš tau sakau dar kartą. Aš tau vanuosiu.
dar tai pasakysi, aš tau tikrai vanuosiu. Čia rimtai ar aš rimtai, nejuokauju. Čia jau dabar rimtai, bet rimtai. Viskas, tylos. Smurtą nenoriu, būčiau voštelis, ja. Kol vieni pykstasi, kiti prisimena savo pareigas. Eimantas su Ernestu pagaliau strateguoja, ką reikėtų šią naktį išsiųsti į VIP kambarį. Rar. Žinai, kas mums būtų paprasčiausia? Imti pačią stipriausią porą tada leis. Rokelį ir medą? Nes jie ir taip akivaizdu, kad bus... Rokelį. Ne, arba medą. Aš leisčiau medą. Austėja, galiu tik tu, tik aš, ne? Mes turim dar 2. Nu, karat. Austėja gali tiek tu, tiek čia jis taip ant tiek savim pasitikė, bičas, kad čia tipas gali nučiešinti Austėją, kur Austėja, blėt, su jie net nešnekėjo, niekada ir nešnekės. Žodžiu, senė, viskas. Meda ir matelė. Ja, viskas. Ja. Mes juos laikom kaip stipriausia pora šitam projekte. Ir kad, jų jau kaip ir neišskirsi. Ai, tai jie tipo išsiunčia, dėl ko jie garantuoti 100%, kas tipo jau bus pora, o dar dabar neišsiuntė tų kitų, nes jie dar galvoja, kad gali nučiešinti. Taip, imperatoriai nusprendė ir mes kartu prieisim prie poros. Ir yra, mano manimo ir jo manimo patys stipriausi žmonės ir patys, kurie, patys stipriausi, iš tikrųjų mes skiriam vienas per kitą. Už tai, kad tu būsi. Oi, ką čia jie kurva. Aišku, nustebau, labai malonu, kad negalvoju, kad... Čia jisai bandė comebackinti tas furistas. Padaryti tipo irgi apipiskė, kaip jie apipiso tą vėjo jėgainę. 2, visiškai nepavyko. 3. Davai, skiriam vienas per kitą. Ne. Už tai, kad tu būsi. Aišku, nustebau, labai malonu, kad negalvoju, kad jie... Kurva bandė jis comebackinti su Bayer, nepavyko visiškai seniai. Aš galiu už papą? Ne, sėk. Vėl tas už tai papai. Gerardai, raminkis. Papai. Tvarkykis dėl Dievo meilės. Man atrodo, kad tai pavyko paliesti. Galiu šitą nekomentuoti? Papais, bet reikia prieš tai atsiprašyti Santos. Ar pamiršai? Pirmas atsiprašymas. Čia atsiprašymas. Čia galbūt bus pakartotas scenarijus šios takties. Galbūt. Taip. Jeigu jai tas tiks, tai aš eisiu nuogot pats vienas. Ne, tai aišku, kad nepatiko. Aš šiaip pas mane fantazija laikė ir pas mane... Kur? Jeigu tik suktus viskas apie tai, gal įstatė galvoja. Tai aš supratau kaip tokį įsireiškimą, kas pas jie galvoja. Gerardai, netinka. Netinka? Ne. Pats žinau. Aš 2 minutės sėdžiasi žiūrės, aš... Nežinau. Nežinau, ką daryti, padėkit, man prašau. Padėkit, kas čia vyksta. O kad moku labai nustebinti merginas ir dažnai labai stipriai nustebinu. Ir tas nepatiko, nes žinau, kad yra visiškai priešingybė, visiškai kitaip. Visą laiką tai buvo tau? Kas? Neturi fantazijos. Labai geras klausimas, maladės. Maladės. Na, nežinau, fantazijos čia kaip ir netrūko. Neįtiksi toms moteriams, nors tu ką. Gerardas vis dar nepraranda vilties. Gerardukas atėjo tau. Čia dar yra vietos. Bus galima atsigulti? Gerardai. Ta prasme. Nebus galima atsigulti? Čia ir tai? Bet tai tu vei priimk. Priimkit Gerardinį. Ne, bet tai, seniai. Sako, aš nekūrybiškas. Aš manau, kad vis tiek... Blet, dukara. Sako, aš nekūrybiškas. Bičas Ble, gerai. Neslėpsiu, kūryba tikrai buvo panaudota šiaip. Rankšluosčius skirtingus spalvų surado. Tualetinį sėdėjo, tipo, kad šovė tą pirką. Bet seni, čia apie ką aš ir kalbėjau, kad tiesiog per vaikiškas, labai vaikiškas Gerardas yra, ultra, super vaikiškas, ta prasme. Tai va čia tas ir yra. Pašnekėsit, pasitarsit. Aš tikrai manau, kad verta jums. Tiesiog aš susitariu ir su Matu, ir su Roku, kad jie man truputį padėtų. Matas yra wingmanas. Šitą bičą reikėtų eiti klubasiką bernam, kuriem nesiseka Matas paspaustų paną ir, žinokit, Matą reikia laikyti šalia. Manau, kad būčiau bet aš garantuoju, Gerardas tuoj supis viską. Garantuoju, tuoj viską supis.
vėl pasakys, ką nors apie papus. Nu ką, naktelė, naktužėlė. Ernestui akivaizdu nepavyko. Rokai, Austėja, prisipažinkit, ką ten veikėt po antkladę. Mes po antkladę? Po antkladę šnekėjome. Rokelį. Just chill. Antroj laidoj ramiai. Nudėjo. Draugiškai apskabinėjom. Čia. Baigtų. Ką tu sakai? Kūno kalba yra. Kai nebelieka išeities, ištraukime iš kišenės jau legenda tapusią frazę. Papai. Juk su ja Gerardas ir pavergė Santos širdį. Lietuvą, papai, hainė. Papai, ką man dabar sakydavo? Nu, vėl, blet. Kai susipyksti su beveik visais, reikia eiti iki pabaigos. Ir susikolioti dar ir su mergina, kuri mažiausiai veliasi į konfliktus. Moteris vis tiek yra silpnesnioji savybė. Moteris yra silpnesnioji savybė. Tiesiog, moteris yra savybė. Ernestui, super, ačiū. Blet, okei, ta prasme, tegul tave tada persigė, tarutakus. Ne, su svarbiausia savybė. Ta prasme, aš tiesiog gražiai bandžiau bendrauti, tu tiesiog tokio šojų, tokį... Kiek šiaip Ernesto metų gal žinot? Pas juos ten labai senovinis sovietinis kaip požiūris, kad moteris virtuviai, vyras ten darbo jėga, pinigai, dar kažką, bet visai viskas jau kitaip ir nepriklauso kiek tų metų. Aš prie tavęs atėjau gražiai šnekėt, o tu ant manęs pradėjai dabar treš tokią. Ką aš galiu padaryti, jeigu aš daugiau galbūt paskaitau ir aš argumentus duodu? Pavyzdžiui, tai pasižinai, kad, panelį, už po šito projekto man paskis. Labas vakaras ir panašiai. Ble, tie žmonės lovai. Ernestai, nu tu kur atsipisinau. Žmonės lovai, vartus. Kutenas žaidžia. Atėjo jisai pasakot kažkokią savo šūdus. Gal tavęs, blėt. Ir man va šia pohui, gal tavęs, blėt, pakrisiu. Klausyk, žinai, kaip man va šia pohui. Ten visiems pohui, tavęs piskis. Blėt, kaip man pasakys. Oi, 100 panų. Nu ir ką? Ir paskui sako, moteris, ta prasme, kodėl su manim taip pasielgia? Nes moteris nepamato, kur yra gera asmenybė ir kur yra bloga asmenybė. Seni, ta prasme, visos šitos moterys, kurios yra šitame šou, jos pamatė, kad tu esi chujova asmenybė. Aš žinokit, nebegaliu šito šou žiūrėti, čia yra antra dalis, aš nebegaliu šito šou žiūrėti tikrai. Šita iš viso jau man pirmoji laida Ernestas užpisęs buvo, dabar visa šita minučių laida yra tik apie Ernestą. Blet. Nupizdėts, ta prasme, aš kaip užjaučiu tikrai visus dalyvius, kas turėjo su Ernestu būteną hebra. Ta prasme, aš jūs nuoširdžiai užjaučiu iš viso širdies. Paskui patiks ir norėsi daugiau. Ne. Nu pamatysi. Taip nepatiks. Ką iš tikrųjų prie durų klausos? Ne, aš noriu pabandyti. Tu jau buvo protingesnis. Tobulo mačo dalyviai keliasi ir bando pamiršti nakties nuotykį. Jau daugiau gilių, bet ne šią galite. Jau daugiau gilių. Pasižiūrėk, gyvą gėlę. O save gyvą negalima. Gėlę atnešė. Ačiū. Jau nebemalonu net kavą gerti. Jau čia jeigu jis rytoj tai padarys, tai aš ir paliksiu. Vis dėlto nauja diena į tobulo mačo sodybą atneš netikėtų vėjų. Įdomu, kas ta paslaptingoji mergina rankose laikanti Iš tatuiruotės, iš laikrodžio ir apsirengimo matau, kad, tragedija. Tiesiog. Tragedija bus. Speruku jinai, blet, speruku jinai čia, ne? Bet, blet, matau, kad čia blogai. Kitoje laidoje matysite. Ai. Žinot, ko aš kitoj laidoje norėčiau matyti? Visiškai teisingai, blėt. Ernesto. Dieve šventas. Dieve šventas. Nežinau, šitas man epizodas, tai man pizda galva, žinokit, dabar skoda atsidėjau šitą valandą laiko prieš tą šviesos, prieš tą ekraną ir... Man skauda galva, blėt, nuo Ernesto. Hebra, aš jums pasakys tikrai nuoširdžiai. Pirmą kartą per
tuos 3 mėnesius, kiek darau apžvalgas, taip susinervinęs esu po tiek blogų emocijų savy turiu dabar po šito epizodo, nežinau, tiesiog net nėra nei ką pakomentuoti, nei ką pasakyti. Priminsiu, kad nepamirškit, kad turiu dovanų jums, pakomentuokit kažką kitą savaitę. Išrinksiu. Blet, žinot, bent už tą kančią, kad žiūrėjot šitą epizodą, bent jau pavalgysit. Su jumis buvo direktorius, ačiū, kad žiūrėjot. Čia buvo žvalga su Deividu. Paspauskit like, subscribe ir pasimatysime kitą antradienį, kitame epizode. Linkiu visiems gražios savaitės ir saulėtų ir šiltų pavasariškų dienų. Čia hebrytė. Hasta la vista, baby. Nes šis karštas bičias